Sveiki visi, su jumis yra LTU karosas 353. Šiandien filmuojame savo jau trečią videoblogą, kuriame mes žaidžiame Don't Starve. Ko mes laukime, pradėkime. Štai galime pasikeisti charakterį. Aš dar nesu atakinęs, nelabai daug šitą žaidimą žaidžiu. Čia galiu pasikeisti worldą, charakterį, ar taip yra. Mes spaudžiame start. Yes. Štai. Tai biškį palausime ir pradėsime žaisti. Šį videoblogą mes jūs pamokinsime, kaip pradėti, viską pasidaryti, įsikurti šiame žaidime. Štai tai mums pakraus ir mes pradedame. Tikrai geras žaidimas, sulaukia daug susidomėjimo, nėra sunku jį atsisiųsti, tai linkomanija, grafika gera, įdomi muzika ir taip toliau. Štai pradėjome. Jis čia kalbės ir taip toliau. Štai kairių pelės klavišu mes surinkime gėles, krūmus, žolę. Pirmiausia, prisirinkit krūmų, žolės, kad jūs galėtume daryti laužą, deglus, gėlių. Štai matome vieną maistą išteklių, berry brushą, kuris duos mums uogų. Tai pirmiausia, prisimkime viską, ką galime. Matot, čia yra toks kaip ir, čia yra jūsų, kiek jūs išalkote, čia yra jūsų gyvybės ir čia protas. Ko jūs daugiau naudojate ten visokių tokių supuvusių daiktų, tol jūs tampate durnesnis. Taip, jūs pakvaištate, pradeda vaizdas, merguliuoti ir taip toliau. Štai, pasirenkame maistą, štai jau galime, štai paspaudžiame, pasidarome kirvę, su kurio galime nukirsti medį. Kertant medį taip pat sukirės kairių mygtuku pelės klavišo, štai nukertame ir susirenkame medieną. Kaštonų, su kuriais galėsim dar vieną medį pasodinti. Ir turime spaudinėti, kol nukertame. Štai nukertame, pasiemam šitą medieną. Štai matome dar morkų. Matot, čia yra taip pat, matot, pirma diena, nieko naujo dar nesu padaręs. Matot, kokia ilga diena. Tas geltonas yra kaip ir diena. Tas kaip ir toks raudonas yra jau vakaras, per kurį jau reikia jau ruoštis nakčiai, o tas jau mėlynas, trumpiausias yra naktis. Štai matote skeletas, galima surinkti šakelių, kurių mums prireiks. Štai paukštis padėjo sėklą, pasiimkime šarvus. Sveiki visi, grįžtame po techninių nesklandumų, nes labai pradėjo striginėti žaidimą. Matote, skeletų dar negaliu pasiimti. Štai, tęsime darbą toliau. Mūsų kompas striginėja, kai filmuojame. Reikės pasitvarkyti jį. Taip toliau. Tai toliau tęsime video. Video tikrai nebus ilgas. O štai matome įdomų akmenį. Pirmiausia, mums jį pasigaminti reikėtų pikekso, mums trūksta flinto. Flintas yra taip pat svarbus. Iš jo galime viską, visus daiktus pasigaminti, taip toliau. Štai, einame dar nuskirsti medienos. Reikės pakūrenti laužą.
Didelis medžius, aišku, ilgai reikia kirsti. Aš tai nurenku šakeles. Na, su tabu galite pažiūrėti, kiek jūs jau esate perėję žemėlapio. Prisartinate ir žiūrite, kiek esate perėję. Geriausiai va štai tokiose gyventi, kur daugiausia maisto išteklių. O matome flintą, kuris bus reikalingas. Gaila, čia niekur nėra dykumų. Reikėtų šūdą pasirinkti, kad galėtume pasodinti ką nors. Na štai. Dabar šitie labai striginėja žaidimas. Nieko taip nebūdavo. Na ir mes tai jau pat sugrįžime po pauzės. Na štai sugrįžime po techninių nesklandumų. Štai matot, sukūrėme laužą. Galime taip pat su dešiniu pelės klavišu išsikepti. Ne, su kairiu susimaišiau. Su kairiu pelės klavišu galime išsikepti. Iškeptas maistas žymiai daugiau visko duoda. Na ir negalėsiu šitą tęsti video, štai labai steiginėja. Mat, pradžioje nelabai steiginėja, bet dabar tikrai daug steiginėja. Mat, tai nieko nebegalime jau padaryti. Labai steiginėja žaidimas. Nu tai atsiprašysiu ir sugrįšiu kitą kartą. Viso gero. Su jumis buvo LTV Karosas 353. Viso gero, laikykit, subscribinkit ir žiūrėkit daugiau mano video mano kanale. Iki, viso gero ir gerų jums švenčių.